rupūžė kišeniai. Kada einant per laukus ar miškus yra didelis griaustinis, žaibai pliek per kūnspir, tai reikia apsižiūrėti savo kišenius. Į moterišką tada negali eiti atsikaišius savo drabužių, sijoną. Kišeniuose turbūt kas nors įdėta. Aš karmaliuk, sakas kits, jeigu nebėko, tai reikia įsidėti kokių žolių, lapų. Vieną kartą eina žmogus su tuščiais kišeniais, o čia griaustinis griaunas ir griaunas. Į žaibai visą apie jo nosį pliek. Jis žegnojasis. Poterius kalbas ir kalbas, nieka negelbėja gana. Pamislės savo kišenius apsigraibyti. Ja vienam įradęs rupūžę. Ta išmetęs lauką, kai tik keli žingsnius nuo jos paėjęs, tuo į tą rupūžę įspyręs per kūns. Tai taip tas žmogus yra atlikęs gyvs. Šiaurės Lietuvos pasakas surinka Mats Slančiauskas, paskaitė Rita Urniežiūtė. Prieš 100 metų mūsų krašte. Gatvių ir pastatų reikalai. 1925 m. vasario 4 dieną Joniškio valsčiaus ir miestų taryba nutarė dvaro gatvės Ulyčgalį brukavoti natūra. Leista atsipirkti pinigais. Darbai pradėti Liepos mėnesį. Balandžio 29 dieną Joniškio valsčiaus ir miestų taryba nutarė duoti medžiagų Malūnų gatvės, Mažosios Mintaujos su Upytės gatve ir Kriukų vieškeliu tiltams taisyti. Taisyti turi tų gatvių gyventojai. Kovo 28 dieną Kriukų valsčiaus taryba nutarė brukavoti miestelį ir tiesti šaligatvius. Taip pat prašyti apskrities melioracijos skyriaus komandiruoti hidrotechniką dėl pelkių klanų nusausinimo. Liepos 24 dieną Kriukų valsčiaus taryba svarstė Hiršo Lemežio namų reikalus. Namas buvo valsčiaus savivaldybės globoje, nesant savininko jame įrengtas ubagynas. Grįžus savininkui namas grąžintas ir jame esantys ubagai gali likti be buto. Nutarta namą su sklypu nupirkti iš Lemežių įpėdinio už 2000 litų. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondų parinko Giedrė Lastavskienė, paskaitė Juozas Šalkauskas.